BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Valiutos keitimas. Valiuta24.lt. Sveiki. Trečia diena. Vakar biškinuojate vėl buvo vėlokai miegot, nes su reikalais, žodžiu, dėl to. Taigi susidedam daiktus ir toj varysim į kelionę. Išsiskalbiau vakar trūsikus ir kojines. Neišdžiuvo, o iškepė. Ieškam, kas tikrai iš Jemeno. Okay. But this what on the wall now? O čia tai sako tikrai iš Jemeno. This is here? Yeah. Okay. And this? No? And this happy dolphin from here? We wish we have like this. Okay, so nothing from Yemen here. And maybe beach? We have beef, but better like this. Better like this, yes. Okay. Nothing here. Beje, reikia pastoviai gauti interneto tokį koduką, jeigu nori turėti internetą. Internetas tai veikia, tai neveikia. Beje, šiaip pinigus čia siunčiam per MoneyGram programėlę ir tada jie važiuoja pasimti ten iš kažkokio tai punktelio. Reikia vesti, pavyzdžiui, eurus vedi, kad gautų doleriais ir kad cash pickup būtų ir kad galėtų pasimti čia. Tai va tokie pavedimai vyksta. Arba grinais. Čia doleris stipresnis negu euras ir būna duodi eurais, jau praloši kokius 8%. Ir, žodžiu, visai kaip euras nėra gerai. Nors, kiek girdėjau, Amerikos jie nelabai mėgsta, bet labai mėgsta Amerikos dolerį. Tai futbolo treneris, žodžiu, sakė, kad jie čia, sakau, kiek laiko gyvensit, sako, tu man pasakyk. Tai, žodžiu, jie atvažiavę, treniruojasi saugiausiai vietoj šalyje, nes visur aplinkui vyksta karas. Tai jie negali žaisti net Jemene, tai sakė, kad rungtynės vyksta Saudo Arabijoje, tipo saugioje teritorijoje, tai negali žaisti namuose. Grupėje yra keturių komandų grupėje, jie yra dabar treti, blogiau tik tai žaidžia Nepalas. Juos lenkia Bahreinas ir Emiratai. Taigi šiuo metu vyksta pusryčiai, baseinas taip Antanas, celofanas, Kandrotas. Reiškia, baseiną turbūt neįsim, nebuvo labai švarus. Einam pažiūrėti, kas vyksta. Vyksta gražus pusryčiai. Niekas nesišypso, rimti. Čia mūsų lenkutės iš YouTube'o. Labas. Čia Piotras. Ane? Pakalbėk lenkiškai kažkam, paskui gal atsigaus. Piotr, my mom has to say something in Polish. Polish, but I don't know. Przyjemna. Bardzo, koks taki gražus. Urody. Salon urody. No, like the handsome one. Beautiful? Yeah. Pięknie. Pięknie. O man is the same for man or woman? Bardzo pięknie. Su mumis keliauja ir atlikėjas Free Finger. Bet tikrai koks panašus? Žiūrėk, čia Free Finger, padainuok. Čia restoranas, valgom gražiai, tada prisineša visokių smidrų. Smidrų ir pardavinėja, ne? Nenori smidrų nusipirkti? Ten jie. Kas, jeigu tai liepia rengtis eilinį kartą, tu prieš įstatymus. Aparatūra kaput. It's okay, we'll find it. I will help you. I'll put my shoes. إيش نكسرها؟ لا هذا O, freedom. Per skelbimą radau automobilį, atvažiavau į Tauragę pasižiūrėti kokią situaciją. Good? صراحة لا.
Mašiną parduoda Hasanas. Čia gal net ne jūsų, Hasan? Lyg ieškojau kažko naujesnio. Gal ant buiko persimės patikimas automobilis. Oh my god. Tada skelbime pažiūrėjau dar porą Land Roverių. Įsivaizdavau geriau. Supratau. Aha, tai gerai pirksiu, matau. Gal kažkiek tas ginklas man padėjo apsispręsti, bet šiaip tai visi kiti geriau pažiūrėkit per Car Vertical, pamatysite automobilių istoriją ir nereikės belstis taip toli ir būti gražiai, maloniai paprašytam tą automobilį nusipirkti. Pasiimkit nuolaidą ir pasičekinkit automobilį prieš perkant. Thank you. Tai norėjom nuvaryti prie tokio medžio, kur kaip Sokotros medis. Sakė, jo, gerai nuvešiu. Atveža tokį. Sako, čia netoks medis. Taip, šiuo metu sustojom, tokį trumpą sustojimą padarėm, atvarėm į muziejuką. Man nesiskiria nuo Japonijos turistą. Jo, viską fiksuojantis. Viską. O, užsuko. Ką čia paleido? Didžėjau, pavaryk. Kas jis yra toks? DJ Yemen's in the house. Jau, spin it. DJ Yemen. Pas Rusiačius toks telikas yra buvęs. What is your name? Safir. 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 هذا مدير روسيا before. Susveriau. هذا زمان قبل ويام. Žal. Čia, man atrodo, močiutė turėtų. Ai, čia Philips. Philips. Sierra, por Sierra. Philips. Philips. Eris. Philips. Dirbam. Perlauši puodą. Čia būtų jokinga, jeigu Hasanas su tokiu vaikščiotų kaip viršui, tokia puška. Hasan, you should change this one to that one. Gerai, merginos, dabar žaidimas jums. Nu, pasiruošėmės. Kiek mūsų gidui vairuotojų metų? Spėjom. Aš jau žinau. Ai, žinot? O kiek tu sakytum? Sakiau, aš jam sakiau M6. Oi, gerokai per daug. Aš sakau 50, tai irgi buvo per daug. Matai, kada spėliot, nes jam M6 sakė. Tiesiog 46 taip. Tiem su vaikinais pavalgyt. Okay? Okay. Varam su vaikinais truputėlį pavalgyti ryžiuko. It's very delicious, very good. Pasienį sustojom truputėlį. Very, very good. Very nice. Kas čia per pikselį? Na, iš to pačio kalno padarė namus. Vadi dawa. Mes turime ir policijos palydą. Taip. Very hot. Very hot. Vyksta didžiulis šurmulys, nuotraukos. Free Finger toliau sukasi, dirba, nedainuoja, o dirba. Sėdėjom čia kurį laiką tam punkte tokiam patikrinimo. Iš tikrųjų buvo jokinga vieta ir kartu gal patogi ir nepatogi. Kai pakvietė mane valgyti, man rodo į dešinę ranką. Aš valgau tos ryžius su tais pareigūnais, man rodo dešinę ranką. Ir aš galvoju, su dviem rankom valgyti. Net noriu su dviem rankom valgyti. Pasirodo, pas juos reikia su dešinę valgyti, su kairė yra ne kažką. Bet aš šitą tai nežinojau. Neįsilavinęs, neįsimokslinęs turbūt, gal čia yra priežastis. Tenka būti su jumis labai atviru, bet Jemeno miestai tikrai gražus. Faina architektūra, gražiai sustatyti, nėra bardako jokio, asilų nėra. Ai, yra. Gerai, turėsim lipti viršų, nes neužvažiuoja mašinas. Kiekvieną vakarą eini miegoti su didžiuliu nerimu. Ar tas pastatas dar vis stovės ir ryte. Sakė, Lenkijoje heiteriukai yra normalus dalykas. Labai panašu Lietuvą. Sveiki, heiteriukai. Poland is a really big problem with this. It's a bigger country. Yeah. Even the most are the young people. They're sitting in the computer and just hating everybody, you know? Yes. And if you answer, they're happy because you answer, you know? Hello.
Naturalistas Birutė ne tas, kur augalus mėgsta, o tas, kur vaikšto be triusikų. Dabar jau žinau, susidūriau. Ne, saugu, absoliučiai saugu. O, čia mūsų gydas vairuotas. Sigutė Islamo valstybėje toliau pažeidinėja visus įstatymus. Jums, kai pagaus, bus jums nukirpti nagai. O, taip. Ką, turite žiūrovų? Renkasi žiūrovai, stenkitės vyrai. Who's the winner? Okay, congratulations to winner. This is loser. Ne aš laimėjau. I know. Sorry about it. Kur šį kartą papuolėm? Piliukas. Perpimpaliukas. Vandenėlis šaltas pagaliau. Iš krano gerti niu. Pif. Šitas mano tėva panašus į Aleksiuką. Singa. Nepanašus į Aleksą sėdinti. Ką? Panašus, nu, Aleksiukas. Į tėvą mano panašus. Iš sėdėjimo būsenos? Iš visko. Gerai, reikia kolektyvą supažinti su šitais batonėliais. Tai reikia, galvoju, gal duoti paragauti. Policija dar gėda. Policija. A, ir policija. Ok, vaikai prilygsta policijai. Jo, šitą mes žinom. Okay. Jeigu paragauji. Skanaus. Yeah. Greitai. Nu va, vaikinai paragauja. Bye. Nu, geras. Labai geras. Valgai net per viršų. Šitas patiko, ne? Čia su kuo? Avietėm. Motorienas primena vaikystę. Duodavo, kad vaikai sveiki būtų. Kad veikia. Reikia ir šoferiui duoti. Ir šofer, please. It's for you. Oh, wow. It's very good. And for Hassan is one. It's for Hassan. Yes, no problem. No, very good, delicious. Ah? Yes. Valgo? Valgia? Ką tik buvo mitijų gerumo akimirkėlė ir beveik viską visi suvalgė. Ir Jemeno, žodžiu, vietiniai žmonės, policija, čia priekis ir galas. Beliko tik tai 2. Šito tai neduosiu, nes 2 turiu. Va, žiūrėk tas spalvotas, kur tu norėjai. Nu. Kažkaip mistiškai, magiškai išvažiavom iš gražių vietų ir kas beliko? Dykuma. Per tą juodą juostą nieko nesimato. Reikia pasilenkus būti visada. O kaip to kokiu žvitriu žvilgsniu stebi viską. Yes. 22. Čia bus vaizdas. Ponas Vytautas gyvena numeris 22. Gerai, jos ten priminėja. Visai kaip manda... Kas čia? Policija. Priminėja visai kaip duris, kaip Gedimino trakų. Nu, sakė, čia lūkžarį 4 žvaigždučių. Ok. Karter mit pečius. Ir ką mena šios duris. Atsidarom.
Simsalabim salabum, gerbėmieji. Aš bijau net pažiūrėti, kas yra ten, aš manau, kad ten yra didysis fucking kanjonas. Sveikos babos. Ko čia? Pas mus tulikas tai pridusintas. Čia normaliau. Ne, nieko panašaus. Aišku, kad turiu šitasgi, apgavau jūs. Bet mes čia vis kviesime vaikinų. Mes kviesime tų policininkų vyrukų. Yeah. Mus palinksmintų šiek tiek. Traputėlį mažumėlę linksmybių trūksta. Slaptai. Einam pažiūrėt, kas ten, ar ne? Einam, pažiūrėsim. O tavo kambarys toks pats kaip mūsų? Identiškas. Taisyklės pasiskaitom pirmiausia, tada elgiamės. Gerai? Suprat? Sustok akimirką žavinta, kaip mes sakom, ar ne? Kaip ten sakot? Ką matom, ką žiūrim? Nu, Vytautai, tu čia toli nei? Kaip ten miestą padarė? Jūs juokaujat. Jūs juokaujat. Galėtų dar upelis šniokšti. Cementinis. Na gerai, žiūrim. Atėjo vairuotojas, tai meistriukas. Valgyti jau nori? Tai dar kiek minučių. Marinam, laukia maisto. O, visi kalba. Jėga, kur sėst čia? O, kol kas neaišku, ką čia duoda. Siurprizas staigmena. Vienos pagiros tikrai puikiai atrodo. Taip, oho, va. Gal užteks? Ui, Vytautas paspaudžia. Pakelkime saurę linksmį. Su mama pašokti dar ir. Su žiūrovu. Ačiū. O, Sigutė laimėjo žaidimą. Nuplojimai, Sigutė. Laimėjo televiziją. Galva, koks čia žadintuvas. Va, kas mane prikėlė. Su poniutėm dabar šitom dviem mes einam pasimaudyti truputėlį, galbūt pabandyti. Kiek čia naktis? 7 eurų kainuoja žmogui paprastam. O vietiniam? 30. Vietiniam 30, o mums 7. Baseinas pastatytas labai gerai vietoj. Yra ir reklista, ne? Su šortais varau turbūt, strauzi. Ar juodi triuskiai skaitus kaip plavkis? Susirašė vyriškis maudytis. Čia visa žiūrovų komanda. Štai delegacija. O čia klausia Gydo, ar gali su tais juodais trauzais ar su šortais? Naked man, danger! Kaip gali būti taip šalta? Vaizdas geras, nuotaikos geras, tik nesuprantama, kaip gali būti oras labai karštas, o baseinas labai šaltas. Kaip? Kaip? Paklausim Alachėlio. Kaip? Gerai, laikas įsikraustyt. Ar čia tik ne... Apsauga ginkluota iki dantų. Ką tu manai, ar tu ją saugai, ar jie tave saugo? Aš jūs visus saugau. Ir mes tave saugam, bet tavo trauzas. Trausas. Nežinau, net spalvotą namuko pavadinimo. Čia Vilniaus universiteto kiemelis. Taip. Kaip tau pitakas? O. What? Very bad, yes? No. This is from outside. Kiekvieną kartą blogai apsirengi. This must be
Nu, įdomi situacija. Okay. Moralės, okei, jas? Birutė apsiraminam, aš tau pasakiau. Terityvūn. Meno vadovas aš. Čia molio namukai šiaip. Ir šiaudai, ir moliai, po to nudažo. Jūs labai gražiai romantiškai atrodat. Romantik. Tai mūsų gidas ir pas arabus yra taip, kad jie neištaria P raidės, tai B. Singapur, sakė. Jam patinka Būtinas, sakė. O šiaip tai žmonės yra B-boy. Thank you. Nu ką, einam čia. Va, pagaliau ateinam tą gražią namelį pasižiūrėti. Oh, thank you, Audi, thank you. Look at this, Audi. That's my home, Yemen. That's my hall. Welcome to my house. Ką, tiesiog tai reikia nusidažyti ir iš karto tu pranašesnis, ne? Kaip čia skaitos su Dievu? Inshallah. Yalla. Su Dievu reiškia inšiauliai, ne? Why? Telefon aš užsuku. Molis, ne? Molis sudrėkta, medis matau. Pridėjo, ką turėjo. O medžio šitos. Jis turėtų trupėti pradėti, ne? Neturėtų. Gal į maišą su kažko tai. Jo, maišo, ką tik pusę namo nulaužiai. Kvadratūra sumažėjo. Wooden sand. Reiškia medis ir turbūt molis, nesmėlis, ne? Turbūt, jo. Kaip nerodai? Graži kepurė. Je, tobak. Tok. Šitą policiją neva mus sergėjo čia visą laiką, o gal dar ir sergė. Ir dar sakė, 100 eurų užsiprašė už mūsų tą saugojimą. Šiaip tai kainuodavo 20 atsilikti, tai nusprendė pasipinigauti policininkai. Mes turime priekį vaikinuką su šautuvėliu, bet gal būtų neužtekę apsaugos. Šiaip tas jaunas super gali sėdėti, triusikai lenda. Tada pasikelia, tada nebėra, tada... Čia mes visi su sijonai šiaip jau. Turime labai liūdinčių žmonės, nes jame, ne, sausas įstatymas. O kaip svaigintis? Sultys, vanduo su ledu, vanduo be ledo, karštas vanduo, šaltas vanduo, arbata, kava. Žolytė. Pakramtyti žolytės, užkasti. Viskas aišku. Tie policajai, kurie su mumis važiavo kartu, lydėjo visą kitą, važiavus pro sieną, turėjom tokią situaciją kuriozinę. Aš tai, kadangi dėl savo nugaros, tai atsigulęs visada buvau. Ir buvo tas punktas, kur tikrina ir, žodžiu, mano kojos buvo pro langą iškištus. Tai labai visi įsižeidė, kad žodžiu, reikia su batais kalbėti. Žodžiu, tai po to pasakėm, kad čia man nugaras skauda taip toliau, bet tada šiaip netai praleido, pravažiavus jau tą punktelį, paskambino kažkas iš policijos, mes turėjom atgal apsisukti, nors Birutė sakė, see you later, bitches, ar kažką to, kad daugiau mes su jais nepasimatysim. Po 3 minučių mes vėl su jais pasimatėm, atvažiavo ta pati policija, kuri mus lydėjo visą laiką ir užsiprašė dar pinigų šiaip savo už nieką. Tai žodžiu, tai policijai, kad važinėjo, sumokėjo 5 baksų, po to dar 2 baksų. Sakė mūsų vairuotojas, kad čia sako mafija visiškai, tiesiog jie kaulė šaibas ir tiek. Tai va, tai buvom šiek tiek nugriežti, žodžiu, nugriežti pinigėlių. Nu tai ką, nu tai gaidžiai, nu ką, ir tiek galiu pasakyti. Kas čia vyksta? O karolių gavot? Karoliai dovanoti. Ir
pasipuošę, eina į salą. Nu, gražu. Na, selfiukais nori pasidaryti. Audi is very professional. Audi is very good, yes. Pasipiršo ką tik vairuotojas. Yeah. Oh. Yeah, but people don't wear on this, no? How they do? Mine to you, that's good. You remember. Yeah, so this is a present, yes? Yeah. Yes, thank you. Tinka ir prie mašinos, tinka ir prie medžių. Nice, thank you. O padovanoja mūsų vairuotojas, thank you. Turi tokį patį. Show the same, you have the same. Yes. Yes. ما في هو المشكلة. Ta juoda juosta tai užknisa, nes reikia pasilenkti visada. Biški pradėjo skrandis skaudėti, tai vaistas nuo visų ligų. Šeštoj viduriniai skauda skrandį angliukai, skauda piršto angliukai, galva skauda angliukai. Kas pas? I think at night, now it's closed. Yes, maybe let's try at night. Jo, va, mama nufotkino tokius automatais vaikšto ir prisikrovęs pilną žandą tų žolių. Kaip hamekas. Tiesiog su durim turim didžiulių problemų. Vis blogėja situacija. Durų problemos. Duris, nugara ir duris. Yes, very nice. Profesionalė. Primenu, kad vairuotojai kiek? Kem 6? Kem 6. Nu, šokinėja kaip jaunuolis. Tai ką, jame ne paskutinis vakarėlis, ne? Taip, važiuojam. 3 dienas buvo toks pats maistas. Ir vienas kitoks. Pas mūsų kambariuką vis ateidavo mūsų gidas vairuotojas. Šiaip pabūt, pakimarint, pakalbėti kažką. Ir mes vis klausdom, kokia čia situacija Jemene, kas čia su kuo kariauja, prieš ką, kas ką palaiko, taip toliau. Nu, tai jisai vat vienu metu išreiškė, kad ir sakė, kad Putinas yra gerai. Mes sakėm, kas yra gerai, jisai tiesiog sakė, kad čia kalbama Jemene ir rodoma, kad jis yra, žodžiu, geras. Tai nusprendėm per ilgai nekalbėti čia ir Birutė jam ir mums visiems pasiūlė geriau eiti pamiegoti ir pailsėti. Putin is good. Russian good? Yeah, Putin is good. I think time to sleep. Maždaug galima įsivaizduoti, ką čia rodo. Ir kas yra geriečiai, kas yra blogiečiai. Kaip suprantu, amerikiečiai blogiečiai, tai kur Amerika blogai, tai ten rusai gerai ir panašiai. Tai priklauso nuo kiekvienos šalies, kaip kas ką transliuoja. Bet šiaip jau Jemene situacija tai žiauriai sudėtinga. Čia, kiek rašė, tai kovoja 3 pusės ten už savo teritorijas, už savo valdžias ir taip toliau. Vieni yra kaip valdžia, ta, kur ale nuolatinė, bet jie jau 10 metų praradė sostinės kontrolę. Huti genčiai, kurią remia Iranas. Tai pagal tikėjimą čia labiau, nes islamo, kaip suprantu, yra šitai ir sunitai. Tai jie va čia bando, žodžiu, vieni arba kiti būti labiau valdžioje. Tai vienos šalis palaiko vieną pusę, kitos kitą pusę. Tai realiai šalis kariauja 10 metų, nuo 2014 metų. Labai daug patikros punktų, apsaugos, su ginklais daug žmonių, mieste daug stabdo, visi, žodžiu, tikrina. Tai matos, kad šalis gyvena tikrai ne patį lengviausią gyvenimą, sostinė yra uždaryta. Užsieniečiams jie patys gali keliauti, bet įsivaizduoja, kad reikia visokių ir leidimų, dokumentų, gal net ir kyšių. Dabar kiek skaičiau, čia toj pusėj Kursana ir Raudonoji jūra, ten jie šaudo į Izraelio laivus. Nuostabos nekelia, kad šitie artimieji rytai pastoja gyvena va tokioj įtemptoj situacijoje ir niekad čia ramu nebuvo ir greičiausiai niekad nebus gyvenime. Bet galim pasidžiaugti, kad šitoj teritorijoje, šitoj vietoje, kur mes esam, apie pusę šalies bent jau, kuri yra valdoma tos valstybės, ne genties, tai kol kas čia viskas yra tikrai gerai.
sakykime, saugiai. Aišku, niekada nežinai, kas gali nutikti, bet čia yra visai viskas normaliai. Sejūno miestas, tai va čia miestas, kur galima atskristi iš Kairo ir atgal. Taip pat yra Adeno miestas, tai ten irgi galima nuskristi ir iš ten dažniausiai skrenda į Sokotrą, kur čia šiek tiek išpopuliarėjo šitą salą. Va, ir šiaip susisiekimas nėra labai lengvas, nes sostinė yra uždaryta, ten skristi negalima. Tai žodžiu, Jemenas gyvena va tokį karštą gyvenimą ne iš gerosios pusės. Kas čia per triukšmas? Kas čia buvo? Mes gal gavo gražių iš prancūzo futbolo trenerio. Labai gražaus. Gal visai tik? Žiūriu, būnu kambariai triukšmas kažkoks. Gal suderinti kokį numeriuką? Tu tai gali sudėti. Vienas iš rinktinės trenerių, žodžiu, merginoms atnešė gėlių, o man atnešė vitaminų. Tai varom vitaminais. O ką, su Velykom? Kaip tik? Į smailą gavą duodė? Į kurį duoti kitą? Tai į tą, kur nesmailą. Okay, valgyti. Jau čia mano tas vakar. Sorry, I didn't. Now you have to do... Okay. Now I'm going to switch the side. Yes. And now you do it for me. Another side. Oh, for him. No, but he doesn't like, he's... Who's a winner? You are winner! Wow, Audi! You're so good. Best. It's called beginner's luck. Nu ką, tai žodžiu, laimėjo žmogus, kurios su Velykom nesusijęs visiškai. Iš Jemeno. Nu, iš Jemeno. Nu tai va, tai su šventom. Oi, Hasan! Ir per šiaudų batai, šupiliniai batai. Hasan, what's up? Hasan! O, vėl su puška vaikšto. Kągi, atvarėm suvenyrų. Pasižiūrėkime, kokiegi yra Jemeno suvenyrai. Kirvis, plaktukas, šipeliukas. Gerai. Jūs ieškot magnetukų, atviručių, čia turbūt nerasit. Ar rasit? Jeigu tai miestelio kartuvės, mane neramina šiek tiek. Čia tas gamina tą, kur būna oro uostose, ko negalima įsinešti. Tai vat visi šitie daiktai. Oh, very nice. Ką, paukštukai? Šiek ten ožys mašina, jeigu ką. Ožka. Suk reklamą jam. Jo, reklamėlę, pažiūrėjom. Taip, supratot? Visi supratot, kas parašyta? Paprašėm į turgų nuvežti. Tai kol kas klajojam čia. Ieškom suvenyrų. Šiaip tai juokinga, Hasanas dirba muziejui, bet laisvalaikio su automatu tiesiog vaikšto. Bet čia muziejaus darbuotojas, kiek girdėjom, mane? Nu. Dabar, žodžiu, šito kovotojo klausiama, kur atviručių nusipirkti. Čia man panašiai atrodo, kaip tu Kėdainius eidavai į turgų kokią 1 valandą dienos, kaip visi užsidarė. Jo, tai čia panašiai. Kur čia ta vieta? Jo, palauk, kažkur matyta. Neatsiminsiu. Už nugaros kareivukų gyva velnė. Su jungtinių tautų žodžio veikėjais. Dabar sustiko, sakė, retai turistus mato. Aš čia kaip mesti granatą muziejai mokama. Žodžiu, mane perrengs muziejai. Ok. Kaip siuvėjas. Don't worry. This is wrong. Jau kelintą kartą mane perrengė, dabar nacionaliniam muziejui mane perrengė. Pamatė, kad aš blogai užsidėjęs šitą daiktą.
technika prasta paprasčiausiai. O šiaip žemėlapis yra geras, nes čia yra kaip tas toks kanjonas, ale. Tai va, mes kur važinėjom, tai vidury to kanjono. Tai čia va taip atrodo jisai visas. Iš kur atvažiavę? Iš Jungtinių tautų? Iš visur? Ok. Puodas, puodinė, tualetas, pisuaras. Ir taip toliau. Čia gal ir gera mintis buvo užėti. Kai prieš išvažiavimą ant stogelio. Tai gerai, tai turim čia paskutinę pusvalandį Seul miestelį, tai visi pamojuokit. Palas. Pamojuojam. Buvo gerai, yra gerai. O daiktus reiktų dėtis jau. Okay, thank you. Su cigaretės. Ačiū. Jeigu tau pinuką ras, kaip fainai bus nors. Žiūrėk, jisai pardavinėja kiaušus ir turi druskos ir pipirų. Va čia tai lygis. Taigi su mumis dar kartelį labai malonu, kad atvykote. Valiuta 24 LT ekspertas. Gal galit papasakoti apie Jemeno pinigus? O mai. Šliūkšt. Žiūrėkit, koks grožis. Gerai, prie esmės. Jeigu norite. Parodykit, kokiu turit. Taip, muziejus. Buvo šiandien, vaikščiam. Čia. 1000. Čia yra 1000. Man atrodo, čia yra gal 4 eurai, gali būti? Muziejus. Arba kiam centų? Muziejus. Ir taip mes turime šitiek muziejų ir vieną ne muziejų. Ir čia dar turim tokį, parodom. 500. Čia Palaukit, mes dar turim ir visai mažutį, kur yra kalnai ir kur yra šitas medis. O, šitas gražus parodė. Drakono medis. Čia Ir vėl Sokotra. drakono medis. Visai gal gražus pinigėliai, sakyčiau, ar ne? Bet jeigu jums reikia, prašom kreiptis, valiuta 24 LT. Nu, jau kad Jemeno pinigų jie neturės, tai tikrai, bet turi dolerių, eurų ir visokių kitokių pinigėlių. Gidas sakė, kad Jemeno viza kainuoja šiaip apie $70, bet kadangi aplinkui korupcija, vagi, žulikai, apgavikai, jam reikėjo mokėti apie $220. Visas turas kainavo ant 2600, tai kas čia yra beveik po $900. Skrydžiai kainavo beveik $900, tik tai Kairas, Seiūnas čia Jemene. Ir dar mes mokėjome apie kokius, taip, dar apie kokius 600 nuskristi iki Kairo su, žodžiu, kitais bilietais, kur ten nesigavo skristi. Tai žiauriai brangi kelionė gavos. Taip. Ženkliukas. Nu va, turim. O, labai gražu. Super. Mamai duok. Mamai, gerai. O, aš tai imsiu. I will take. Čia kitas. Hai. Čia galvoju three finger? Two finger. Gerbėmieji, išvykstame. Kiek? 4 dienos pilnas, ne? Čia 5 diena, 4 naktis. 4 naktis, 5 dienos. Best of the best. Audi. Išvykstame. Šitas oro uostas ypatingas to, kad turi tik tai vieną skrydį į Kairą ir viskas pirmyn atgal. Teisybę sakau? Taip. Daugiau nieko nėra. Vienas skrydis. So this is the ticket? Yeah. It's enough? It's enough. It's like boarding pass or what? Čia ne lėktuvas, čia traukinys. Radai telefoną? Kur palikai? Mašinai? Nu va, gražu. Abibas. Atsisveikinam su mūsų gidu. Jeigu ką, važiuokit pasiimti. Buvot kambariukė, kur tikrina? Ja, ten yra budelė, kur tikrina. Laukia 4 valandų skrydis į Kairą. Primenu, kad skrydžiai pirmyn atgal kainavo $808. Kairas, Seiūnas, Kairas.
Skrendam iš Jemeno. Laukia 4 valandų skrydis, tai pasilikau paskutinį Me Too You hematogeną. O, thank you. Gaunam papildomai maisto. Negalim nustoti. Nice. Linksmieji ryžiai. Čia būtų gerai, kad kapitonas grįžtų, nes biškai neramu. Pažiūrėk, tos su -4 gal matys įgaliojimo datą. Kaip ir gal pasibaigė? Taka yra dar filmu. O, dar šviesu. Dar šviesu. Labai gerai apibūdina Birutė. Ką išgyveno? Nepapjovė. Organai visai vietoje. Super. Dar kartą susimušama kelią. Pitakėlis? Čia apie tą pitakėlį kalba. Egiptas nusprendė šaibytės prisirinkti po 25 baksus. Nu va, Birutė išskrenda, o mes egiptėsim dar truputį. Taip, ir skelbiu posėdį, baigtų. Ir su technologijom labai gerai susitvarkėt, šaunuoliai. Bet ir pavėlavo Vytautas, ar ne, Dan?